publikuojama kitose informaciniuose šaltiniuose. Paskui pasiruošime buvo sukurta vieta vykdomoms veikloms. Tai talpinome Facebook, sukūrėme Facebook uždarą grupę Savaitė be popieriaus ir ši grupė yra matoma visai bendruomeniai. Sekantis žingsnis tai kasdieninis gydymas, tai organizuojamos veiklos. Išanalizavus medžiagą pastebėtos veiklų kryptys. Tai eksperimentai. Eksperimentų metu vaikai veikia savarankiškai su įvairiomis priemonėmis, medžiagomis, jas maišo, ragauja, pilsto, stebi pačius vykstančius procesus. Tai iš tikrųjų čia daug kur nuskambėjo eksperimentai ir visuose darželiuose, manau, kad be eksperimentų mes negyvename. Toliau, vienoje konferencijoje buvo išgirsta mintis, kad mokymosi tema turėtų būti integruojama per visas disciplinas. Tai leidžia mokiniams įsisavinti žinias. Todėl Savaitė be popieriaus veiklose integruojame gamtos mokslus, kalbą, matematiką, technologijas. Ir tai va čia matosi šiuose nuotraukose. Aišku, visų nesutalpinom ir kaip ir norėjau, bet atrinkom svarbiausias. Toliau disciplina menai, tai atskira skaidrė, vien dėl to, nes čia pastebimas mokytojų kūrybiškumas. Matome daug skirtingų priemonių, naudojama vilna, molis, smėlis, taip pat įvairios aplikacijos tiek su grupėje esančiais daiktais, tiek su gamtoje randamomis priemonėmis. O meninis ugdymas labai tai yra patyriminis, leidžiantis vaikams tyrinėti, kurti ir išreikšti save. Taip pat pastebimos tvarumo veiklos. Tvarumas atsiskleidžia per tai, kad mokytojai naudoja antrinės žaliavas ne tik veiklose, bet ir kurdami aplinką. Skaitmeninės priemonės taip pat pasitelkiamos ne tik pristatymui, bet ir atmosferai kurti. Vaikai mokosi per patirtį ne tik matydami ekrane ar knygose, bet ir gyvai stebėdami, keliaudami, tyrinėdami aplinką. Taip pat vaikų apranga pritampa ugdymo priemonė. Tai čia va irgi įsimintiniausia galbūt yra tai, kad šiais metais mūsų tėveliai savo augintinius galėjo pristatyti ne tik PowerPoint, ne tik nuotraukomis, ne tik siųsdami nuotraukas arba atnešdami nuotraukas, arba siųsdami elektroniniu paštu, o galėjo ir atsivesti ir su vaikais apžiūrėti, paliesti, pažaisti, skanukus duoti. Žodžiu, vaikams buvo be proto smagi patirtis. Paskui dar iš tikrųjų labai pasiteisino medžiagų atraižos, bet ne tos mažos atraižos, o tos tiesiog medžiagos. Mes einam į audinių parduotuvę, direktoriai iš tikrųjų čia iniciatoriai yra ir turim labai didelį spektrą spalvų ir mes jas tiesiog ne tik žaidimuose naudojame ir projektuose naudojame. Vietoj, pamatysite, va, čia sekančiai skaidriai, tai iš tikrųjų labai pasiteisino ir labai vaikams tai irgi mėgstama veikla būtent tas medžiagas naudoti. Bendradarbiavimas. Tai kuriamas santykis su visa bendruomenė. Ir iš formalaus bendradarbiavimo į įveiklinimą bendruomenė tai yra proceso dalis pas mus, o ne tėvai nėra tie, kuriems tik informaciją pateikia, mes juos tiesiog įtraukiam į procesą. Ir iš tikrųjų daug kur darželiuose iš tikrųjų tai yra svarbus, pastebėjau, ir daug kur jau tėvai įsitraukia labai stipriai. Taip pat tarptautiškumas.
Tai va čia ir yra va šita medžiaga, kai buvo projektas apie žemę, kur turėjo kiekviena grupė pristatyti savo žemyną. Tai vandenį pristatė Lopšelio grupė, nu tai ką, Lopšelio grupė, jie medžiagomis tikrai mėgsta žaisti, tai va tas vanduo buvo ištiestas tiesiog kaip mūsų vandenynai ir ant tų vandenynų mėlyno audeklo sudėlioti visi žemynai mūsų. Va. Tai plečiamos ne tik vaikų, bet ir visos bendruomenės matymo ribos, tai pats skatinamas atvirumas pasauliui ir kultūrų pažinimui, o vaikai mokosi suprasti įvairovę ir gerbti kitoniškumą, ugdomas globalus mąstymas ir bendruomeniškumas, kalbų, tradicijų pažinimas. Ir kasgi pasikeitė, ogi pastebėta, kad mokytojai tikrai kūrybiškai eksperimentuoja su aplinkos priemonėmis, jas originaliai išnaudoja grupės erdves ir taiko tvarius sumanius ugdymo sprendimus. Taip pat stiprėja tarpusavio komunikacija, sąmoningai plėtojamas ryšys su tėvais, ne tik mokytojų iniciatyva, net ir patys tėvai inicijuoja tą bendradarbiavimą. Taip pat įsitraukė ir visa bendruomenė, tai reiškia ir specialistai įsitraukė į procesą ir tai tampa jau įprasta kasdienė dalimi. Taip pat mokytojams paliekama kūrybinė laisvė taikyti skirtingus metodus, todėl ta pati veikla kartais būna įgyvendinama labai įvairiai ir atrodavo buvo paroda, transporto priemonių paroda, kur turėjo mokytojai eiti į grupės ir dalyvauti tose pristatymuose, tai net buvo nustebę, kad taip skirtingai visi atrodo vienodai turėjo, tai yra viena tema, bet labai skirtingi buvo pateikimo būdai, pristatymo būdai. Tai va. Ir grįžtame prie algoritmo schemos ir sekantis žingsnis yra refleksija. Šiam etapui buvo parengti klausimynai mokytojams ir tėvams, taip pat atlikta savaitės be popieriaus veiklų analizė ir refleksijos rezultatai. Iš tikrųjų, tai tiek tėvai, tiek mokytojai savaitę be popieriaus vertina labai teigiamai. Tėvai mano, kad veiklų inicijavimas yra abipusis, o mokytojai teigia, kad iniciatoriai dažniausiai yra mokytojai, bet 20% mokytojų taip pat sutinka, kad tai yra abipusis. Ne tik mokytojai, bet ir vaikai inicijuoja tas veiklas. Tėvai nurodo, kad vaikai dažniausiai renkasi judrias ir žaidybinės veiklas, o mokytojai teigia, kad dominavo kūrybinės veiklos bei žaidybinės. Taip pat tėvai įvardija trukdžius, tai idėjų trūkumas, laiko stoka, o mokytojai mano, kad laiko stoka, vaikų įsitraukimas ir idėjų trūkumas taip pat. Tiek tėvai, tiek mokytojai sutarė, kad iniciatyva tikslinga būtų organizuoti kartą per kelis mėnesius. O šiuo metu mes kol kas 3 metai iš eilės taikom vieną kartą į metus tik tai. Tai žodžiu, apmąstymui ir toliau tęstinumas bus, manau. Toliau tėvų ir mokytojų savaitė be popieriaus, teigimų savaitė be popieriaus gali būti kryptingai tęsiama plėtojant šias veiklas. Tai yra veikla su gamtinė medžiaga, ekskursijos, išvykos į muziejus, į ūkius. Tas į ūkius galbūt ir atėjo iš to, kad mes iš tikrųjų organizavom ekskursiją į ūkį ir paliko gerą įspūdį, tai užtat galbūt ir atsirado tas poreikis dar organizuoti, tada skaitmeninės ir loginės užduotis bei kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą. Ir toliau. Paskutinė algoritmo etapas tai yra rezultatų aptarimas ir numatomos savaitės be popieriaus ugdymo modelio kryptis ir tikslai. Tai plėtoti aktyvų ir įvairiapusį ugdymo modelį, apimti kūrybinės, judrias ir praktinės veiklas, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą, atsižvelgti į pastebėtą teigiamą poveikį vaikų įsitraukimui, taip pat plėsti ugdymo ribas,
taikyti nuolatinę ugdymo praktiką, atsižvelgti į teigiamą vertinimą ir iš tikrųjų reiktų dar aiškiai apibrėžti veiklų tikslus ir užduotis, mažinant laiko ir idėjų stokos iššūkius ir skatinti kūrybinę laisvę, derinant bendras veiklas su savarankišku vaikų darbu. Tai tikimės, kad sekančiai konferencijai galėsime pratęsti bus tęstinumas. Ačiū. Tai mes atvykome iš Šiaulių santuokos ugdymo centro ir mūsų pranešimą šiandien sudarys 3 dalys. Tai pirma dalis vizualizacija, antra dalis bus STEAM veiklos ir trečia dalis bus priemonės. Aš tada pratęsiu. Ir atvežėm pranešimą, tema STEAM vizualizacija pojūčiai, įtraukus gamtamokslinis ugdymas pradinių klasių submokiniams. Kalbėsim, kadangi mūsų santuokos ugdymo centras specializuojasi specialiųjų poreikių vaikų ugdyme ir vienintelis toks Lietuvoje, buvusi sanatorinė mokykla, dabar santuokos ugdymo centras, turime apie 120 vaikų, iš jų 30 kiek 7% turi įvairiapusę raidos sutrikimą ir autizmo spektro sutrikimą. Ir Rita yra pradinių klasių mokytoja, kuri dirba su 6 autizmo spektrą turinčiais mokiniais. Na, aš esu STEAM mokytoja, ir biologijos mokytoja, o Andželika, tai mes tokia visa bendra komanda ir mes tiesiog integruojam pamokas. Na ir trumpai pasistengsim pristatyti savo įžangai truputėlį apibendrinant mūsų tą visą darbą ir veiklas, tai mokslas tampa matomas, liečiamas ir patiriamas, ypatingai mūsų mokiniams, mokymasis tampa prieinamas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo gebėjimų. Nes gebėjimai yra iš tikrųjų visokie. Dabar, kodėl mums ši tema yra aktuali, tai todėl, kad visi mokiniai susiduria, visi be išimties susiduria su sunkumais, įsisavinant ne tik gamtamokslinės sąvokas dėl jų abstraktumo ir individualių pažinimo gebėjimų, kalbinių gebėjimų ir tiesiog ieškom tų sprendimų, ieškom būdų, kaip pagelbėti vaikams, kaip padėti, kad jie įsisavintų, kad jie suprastų, kad jie išmoktų. Ir kiekvieną dieną mums kyla klausimas, kodėl nepakanka to tradicinio mokymo. Ir tada seka kitas klausimas, kaip galim sukurti tą ugdymo procesą, nes tokio bendro recepto visiems mokiniams jo nėra. Ir tiesiog Andželika eina savais metodais, Rita savais metodais, mokytojai, specialistai irgi savais metodais. Tai tiesiog mes bendra ta visa komanda ieškom tų bendrų sprendimų ir kad galėtumėm užnorinti vaiką, kad galėtumėm jam padėti, kad užmotyvuotumėm ir tiesiog padėtumėm jam jaustis, svarbiam, savarankiškam ir tiesiog, kad norėtų mokytis. Dabar pranešimo tikslą išskyrėm tokį, kad atskleistumėm kaip STEAM ugdymo grindžiamo vizualizaciją, kadangi tai yra mūsų kasdienybė, tom pačiom multisensoriniam patirtim, kaip mes jas galim apjungti ir kaip mes galim padėti tiems, kaip šiandien kalbam apie pradinių klasių mokinukus, šiuo atveju pirmokus, antrokus, ir kaip galima padėti būtent tą gamtamokslinės sąvokas, patyrimą ir jiem įsisąmonint ir pagelbėti. Čia šitoj skaidrėje matot tvarkaraštį ir dienotvarkę. Tai yra mūsų kasdiena ir vaikų kasdiena ir kiekviena klasė tai turi. Be šitų ypatingai autizmo spektrą turintys mokiniai, jie nežingsniuoja. Ir Rita pritarė man, ir Andželika,
Ir jie turi tai matyti, jie turi tai jausti, jie turi matyti ant lentos, jie turi matyti ant stalo prieš save. Tai yra pagrindinis darbas ir veiklos su kortelėmis. Ir neatsitiktinai atvežtas yra kortelės. Tvarkaraštis sukurtas yra mano pačios, kad klasėje kiekvienas vaikas žinotų, kada prasideda pamoka ir kas seka po to, ir jiems tai yra labai svarbu. Jie patys sukabina, patys nueina. Šitos kortelės yra jau mūsų mokyklos specialistų komandos darbas, ar ne? Taip. Ir pavadintos jos labai gražių pavadinimų pamokos dizainas. Ir dalis kortelių yra ten, jau Andželika pristatė, kitą dalį atsivežė, galėsit Taip, pažiūrėti. Dizainas sudaro, rinkinį sudaro 48 kortelės ir jos yra įvairių tipų. Tai kortelės iš susitarimo ir etapų, kompetencijų ugdymo kortelės, kad mokiniams būtų aišku. Ir jos padeda organizuoti, kaip matot, ir veiklas, ir tiesiog darbotvarkė, dienotvarkė, kad vaikams palengvinam buvimą mokykloje ir mokymus. Pamokos struktūravimo galbūt Rita labiau papasako, kaip čia kas yra, nes čia jos klasės atributai. Čia matosi mano klasės pamokos aprašymas, tai kiekvienoj pamokai pasiruošiu, kad pamokos tema yra, koks tikslas, kad mes kiekvieną pamoką turime ryto rutiną, ką veiksime pamokoje, jiem labai svarbu ir kiek užduočių atliksime. Tada, kai viską atliekame, visada turime savo kažkokią pabaigą refleksiją ir kiekvienas vaikas gali įsivertinti ir tai jau yra labai svarbu, nors mes nesam pirmokai, visi turi autizmo spektro sutrikimą. Jiem pusė mokinių yra labai svarbu, mes mokiname juos, kad jie sugebėtų. Tai dabar aš truputėlį apžvelgsiu savo sritį. Mano specifika yra tai, kad aš šiaip esu biologijos mokytoja, bet mūsų mokykloje visi mokiniai yra diferencijuojami, jie turi specialiųjų poreikių, bet yra su ypatingais poreikiais, ypatingi mūsų vaikai, tai jie yra tiesiog išimami, gal taip negražiai pasakysiu, išimami iš fizikos, iš chemijos, iš kai kurių dalykų. Ir kurie iš antros užsienio kalbos. Ir tiesiog aš tiems vaikams vedu tas STEAM pamokas. Per kūrybiškumą, per multisensorinės veiklas, per visus pojūčius, per vizualizacijas ir panašiai. Tai tiesiog tos veiklos yra mano kasdienybė. Ir turiu visus nuo 1 iki 10 klasės mokinius, ten po 1, po 2, po 3. Kurie turi tuos ypatingus poreikius. Tai tiesiog naudoju savo veikloj, čia turėjo būti šviesoforas, tai kažkodėl išsaugojant, kad raudona spalva tarsi asocijuojasi su tais iššūkiais, kiekvienos dienos iššūkiais, nes iššūkių būna be galo daug ir tu neprognozuoji, kokia emocija ateis vaiko ir kas turi įtakos, ką atsineša iš namų, ir tu tiesiog laviruoji tarp tų, tiesiog visą eini tą raudoną liniją ir galvoji, ką gali padėti, kaip gali nugesinti, ar ten kažką pagalbą. Taip, kaip sudominti, kaip užnorinti, nes būna ateina savo, tiesiog nieko nedarysiu, nenoriu, verkia, guli ant stalo ir tu gali verstis per galvą. Na va, antroji tai buvo tarsi geltona lemputė ir STEAM tai yra, tada jau telkiesi visas savo galias ir eksperimentus, modelius, spalvas, žodžiu, bandai sensoriką taikyti ir taip toliau. Tik kaip tą vaiką sudominti, ieškai, tu vis tiek žinai, maždaug tam įdomu gyvūnėliai, tam įdomu smėlis, tam įdomu tas ir tu tiesiog nesvarbu, klasėje 4-5 vaikai, tu tiesiog duodi tam tokia veikla, tam tokia. Nėra taip, kad visi vienodai kažką veikiam ir eksperimentuojam. Būna ir taip, būna, kad pavyksta.
Na ir taip čia turėjo būti žalia šviesytė, tai yra tas įtraukusis mokymas, kad, nu, žodžiu, tai tu gauni tą jo emociją, įsitraukimą, tai tu gauni wow. Va, tada pamoka pavykusi. Na va, ir aš tiesiog savo taikau į tą tokią sistemą, įtrauk, tyrinėk, pamatyk, pritaikyk realiai gyvenime, kad ta veikla būtų naudinga, nes mūsų tikslas nėra užauginti mokslininkų, mūsų tikslas yra išleisti visuomenę, kuo savarankiškesnį žmogų, kad jis galėtų savim pasirūpinti, kad galėtų atlikti minimalius kažkokius savarankiškus veiksmus. Na ir kad jis gebėtų kritiškai mąstyti ir įsivertinti savo, jeigu ten jis geba kalbėti kažkiek ar ne, kad jis galėtų parodyti ir pasakyti, aha, aš tą supratau, aš maždaug tą padariau, aš taip. Na va, tai tiesiog tokia ta kasdienybė mūsų. Čia klasėje mes turim, žodžiu, išmanų šiltnamį, mūsų dailės technologijų klasėje, tai tikrai ir aš stengiuosi naudot vis tiek, kadangi tai yra mokykla, pagrindinių, žodžiu, vaikai irgi nuo 1 iki 10 klasės, tai tiesiog pati organizuojasi kažkokius užduočių lapus, instrukcijas, kaip galima jiems lengviau per simbolius, per kažkokius tokius suprantamus paaiškinimus, kad jie suprastų, ką reikia daryti, kaip, pavyzdžiui, aukštį pamatuoti augalo, kad ne nuo viršūnės ar nuo, tiesiog taip derinėsi pagal labai individualiai. Na ir čia kita veikla tokia buvo, tai tiesiog irgi darausi užduočių lapus pati, su dirbtinio intelekto pagalba. Na va, ir kortelės, visur kortelės, vaizdinė medžiaga, vizualą, nes vaikai yra vizualai. Ir tyrinėjama, tie tokie tyrinėjimai, tai tiesiog tas duodi priemonės, bet patinka molis, patinka smėlis, patinka modelinas, patinka, va dabar va čia ir tas nojus, tiesiog čia yra gyvas sliekas ir ištraukiam iš to stiklainio, jisai vos ne 15-20 minučių skaipavo su tuo slieku, matavo, stumdė, tampė ir, žodžiu, vardą sugalvojo, adresą pasakė, kalbino. Tiesiog va šitai ir labai džiugiai. O kiti sėdėjo jiem visiems visiškai vienodai ir nieko nedarė. Tai dabar šitoj mūsų veikloj ir Ritos, ir mano, ir Andželikos labai svarbu yra tos diferencijuojamos užduotis. Kadangi mūsų klasėje, kad ir pas Ritą yra 6 vaikai, bet jie yra visi skirtingi. Ir visiems reikia labai skirtingo priėjimo, labai skirtingų užduočių. Tai tiesiog atrodo tema, kad ir ta pati, ir kaip mes, sakykime, integruojamės, tai jau bendra tema Andželika iš savo pozicijos, kažkiek aš iš savo pozicijos ir va tiesiog ta mūsų komanda visai gražiai dirba. Na va, tai tikrai rezultatas mūsų yra tas, kad tikslas, kad vaikas patirtų sėkmę. Čia irgi mūsų užduotis įvairios ir miestų demonstruojam pamokas, tiesiog atviri esam visiems. Čia irgi mūsų įvairios. Dabar tiesiog truputėlį pasigilinus į mokslinę literatūrą, radom keletą straipsnių, kad multisensorinis mokymas, spec poreikių mokiniams, jis labai svarbus yra. Ir tiesiog išskirtos tokios 3 pagrindiniai pojūčiai, tai yra lytėjimas, rega ir klausa. Tai jau, kaip matot, išskyriau tos tokius truputėlį, išskiriam tos keletą akcentų, tai kurie ir tiesiog daro gerą įtaką mums visiems. Na ir čia keletas veiklų, kurios čia yra per lytėjimą, ar ne, darom, dėliojamės, skaičiuojam, matuojam, žodžiu, begalė visko. Labai sunkiai sekasi skaičiuoti, rašyti ir visą veiklą dažniausiai vykdome per darbelius, per sensoriką, per jutimų ir didžiąją. Gepam, viską mokymą. Dėliojamės. Daug veiklų.
Taip, o veiklos ištisai užduotis, ištisai veiklos ir tada mes juos tik tai Ir tokiu vaikai būdu. įsitraukia ir atrodo, kad vaikai tikrai negali pasakyti, kad kažkuo įsiskiria, ne, pasižiūrėjus, o jie visi yra dideli iš tikrųjų. Bet tai kaip jie padaro, tai žiūrėkit, nu tai čia mokytojas padarė iš kirpų, atspaudė. Ne, šitą, Kodėl jūs sako, terliojasi? Jie puikiai padaro. Ne, tai mokinomės. kažkas išėjo, kažkas neišėjo. Nesakom, kad padaro viską, pavyzdžiui, tablutę, kur yra, tai aišku, mes padarom šabloną, nes tik tai vaikiukai patys puošia, dekoruoja. Vis tiek mokytoja turi prisidėti, nes jeigu jie liepsi tą eglę priklijuoti, nu vargu ar jie tai padarys. Labai daug paruoštukų, Rita labai daug kruopščiai daro, daug medžiagų ir daug tų paruoštukų, kad ateini, va tiesiog dėdi ir ten belieka pribaigti, užbaigti tą darbą. Na tai va tiesiog mokslas teigia, kad linkėjimų grįstos veiklos leidžia mokiniams pažinti pasaulį per tiesioginę patirtį. Čia daro slaimą irgi vieni liečiasi prie tų šlykščių medžiagų, kiti bijo klijų, kitas bijo vandens. Na, bet tiesiog labai individualiai. Na, čia truputėlį tokia veikla, bet nepasijungs ir PowerPoint'e pasijungia. Čia buvo dinozaurus ir į gipsą, žodžiu, paslėpėm dinozaurus indelyje ir davėm jiems visiems daužyti. Buvo kaipas, begalinis. Ieškoti dinozauro. Taip, ieškoti dinozauro. O čia, nes tam vaikui labai patinka dinozaurai ir kita buvo, kad į tešlą, druskos tą tešlą, žodžiu, paslėpėm irgi mažus dinozauriukus ir padarėm tokius kiaušinius didelius. Tai irgi taip pat ten tą tešlą, aišku, greit išardė, šituo buvo su plaktuku reikėjo. Šita veikla 2 savaitės auginom viščiukus nuo kiaušinių, atvežė inkubatorius, 9 viščiukai. Mes turime mokykloje medicinos tokį kaip punktą, tai ten prie medicinos buvo pastatytas ir vaikai ten gyveno, jie meditavo, kaitlavo, stebėjo ten per valandą, kai ten ritasi. O šičia buvo tokie indeliai ir jie tiesiog buvo tie stalo teniso kamuoliukai ir jie kortelės padarytos. Ir, žodžiu, pavyzdžiui, kai viščiukas džiaugiasi, pavyzdžiui, reikia 2 cip-cip, ne? Tai jisai nori ten, pavyzdžiui, jau ten pavargęs, ten miego, ten vėl ten cip-cip, nu ten koks nors skaičiuoja. Ir jie skaičiuodavo ir tada mesdavo rutuliukus, kaip ties viščiukas kažkoks tai jaučiasi. Na tai va, tai mūsų tokie potyriai per klausą, čia per regą ir vėl žuvį turime akvariumą prie medicinos punkto, lipdo, matuojam, liečiam. Nu, žodžiu, begalė tų multisensorinių veiklų. Auginam, šviesa, stebim ir taip toliau. Turime mokyklai sensorinį sodą, 4 lysvės, vietos nedaug turim, tai bet dėmesys begalinis, džiaugsmas begalinis ir tyrinėjimo džiaugsmas. Tai va, tiesiog čia irgi turim, ant kiekvienos lysvės yra regai, skoniui, kvapui ir lytėjimui. Tai tokį turim užrašą prie šitą. Na ir trumpai apžvelgiant šį pranešimą, kad visos tikrai tvirtai galim teikti, kad STEAM metodais pagrįstos veiklos sudaro sąlygos patyriminiam šitokių vaikų, mūsų vaikų ir visų kitų mokymuisi, kuris yra veiksmingesnis už tradicinius tuos visus metodus. Ir kad be visos mūsų mokyklos ir mūsų komandos 3 nebūtų jokio rezultato, nes tikrai įsitraukia ir logopedai, įsitraukia psichologai, turim savaitę, turim baseiną, eina 3 kartus per savaitę į baseiną vaikai, yra kineziterapija, yra gydomoji, žodžiu, begalė veiklų, kurie specialistai visi va tokia va komanda, tą vieną vaiką tempiam, žinokit, tai tikrai pavyksta. Tai va mūsų tokia patirtis literatūrai. Ačiū už dėmesį.
Tai mano pranešimas apie botaninį raštingumą. Gamtamokslinį raštingumą tai tikrai tokį girdėjote. Bet kaip čia atsitiko, kad ėmiau sugalvojau pavadinti šitaip. Labai įdomus dalykas, daug straipsnių galima rasti apie augalų aklumą. Ir įdomu tai, kad augalas gi ne aklas, ar ne, kažkaip netinka, čia turbūt akli mes esame. Ir štai du mokslininkai iš Jungtinių valstijų pavadino šitą savoką ir pasiūlė, ir jinai taip ir prigijus yra, bet yra mokslininkų, kurie nedidumo aklumu vadina. Aš tai vadinčiau aklumas augalams. Kažkokius kitus gyvosios gamtos objektus mes labai greitai pastebim, pamatom, susižavim jais, o vat augalas einam ir praeinam pro jį kaip niekur nieko. Žiūrėkit, 98 metais pavartota šita savoka buvo ir tada tikrai tokia straipsnių gausa tuo laikotarpiu. Ir praeina 20 beveik metų ir vėl 21 amžiui ir vėl nauji straipsniai. Ir jų tikrai gausu yra ir pagalvojau, kad šituo aspektu reikia truputį, su jumis pasikalbėti. O aklumas augalams, tai gal asocijuosis ir su šita gėlyte, su šituo augalu, kuris vadinasi aklė. Nes, kaip sakėt, Rita su komanda sakėt, reikia vizualizuoti, tai va čia irgi vizualumas. Gyvūnų aklys, žinduolį turim aklį ir turim vabzdį aklį, jų yra. Tai dabar dėl ko tas aklumas augalams atsiranda, kokios priežastys? Tai viena, kad mes augalų kartais nepastebim natūralioj aplinkoj, praeinam kaip savaime suprantam. Ir kur pirmas pranešimas buvo, aš galvoju, irgi prabėgo pro mišką bėgte. O kam? O galėjo taip tyliai, ant galų Mes ėjom tyliai, tenai tik tai tas vaizdelis buvo, kad ir fizinis aktyvumas, bet šiaip mes ėjom 5 kilometrus. Tai tada jau tikrai čia visko užteko. Bet irgi, įsižiūrėk į tą augalą, kitokią šaką, kitokį lapą ir panašiai. Tada dėl augalo svarbos gamtai ir žmogui nesupratimo, nes atrodo dabar gyvūnas, tai jis iš karto kažko naudingas. Mėsos teikia, dar kažko augalas, tai čia, jeigu ne šitas, tai kitas kažkaip. Tada biologinių savybių nežinojimas, nežiūrėkit kiek vaistinių augalų, kiek maistinių augalų, kiek medingų augalų, bet mes kažkaip nepriskiriam tų savybių labai dažnai. Ir poreikis priskirti augalus žemesniems negu kad gyvūnai. Gyvūnai, tai katinas ar šuo mano draugas, jis čia beveik šeimos narys, o augalas kas čia tokio. Tai dabar įkėliau pačią šviežiausią nuotrauką, prie sakuros baigė žydėjimą. Ir štai po tais medžiais labai daug žmonių, bet ko gero žavisi tik tai žiedais, ar ne, o tokio augalo kaip tokio būtinybės, kad jis dabar tai dar nėra toks labai vertingas, bet kai jis sužaliuos, taigi jis šitiek teiks deguonies visiems. Nes yra paskaičiuota, kad jeigu visos planetos žalieji augalai išnyktų, visi, kuriem gyventi reikia deguonies, gyventumėm 9 minutės be deguonies. Tai jie yra be galo svarbus mūsų ekosistemoje. Ir mokslininkė Kalali, kuri tyrinėjo Prancūzijos ir Vokietijos patirtį, vadovėlius, ugdymo programas, jinai prie išvados, kad programuose lyg tai yra pakankamas dėmesys skiriamas ir augalams, ir gyvūnams, kaip ir vienodas, bet vadovėliuose yra visai kas kita. Užgožia gyvūnai. Per pavyzdžius, per visą ką. Tai aš tikrai nepatyrinėjau, kaip dabartiniuose vadovėliuose ir aš pati vieno vadovėlio gamtinio autorė esu. Aš tikrai nepatyrinėjau, gal ir mano vadovėlyje gal yra dominuojantis gyvūnai, reiks tikrai pasirūpinti, pasižiūrėti, bet programuose, kai žiūri, tai neatrodo, kad augalams yra mažesnis dėmesys. Nes ar pirmą klasę paimsim ir sakykime, tos biologinės formos, augalo, medis, krūmas, žolė, tada kokios augalo dalys, gyvenimo ciklas, mes labai daug visko aiškinamas, tarkim, pirmoje klasėje. Ir pažinimui yra skiriama dėmesio, kaip matot, pažinti reikia lazdyną, alyvą, ievą,
kiaulpienė, dobilas, žibuoklė, ir kažką dar iš savo aplinkos, kažkokių augalų, kur mokyklos teritorijoje auga. Trečioje, ketvirtoje klasėje jau daug didesnis dėmesys prisitaikymui skiriamas, bet ir augalai neignoruojami. Ir augalų prisitaikymas, ir gyvūnų prisitaikymas, aptarimas. Tai kaip kad atsakyti, kad augalai mažesniai turi gauna dėmesį, taip negalėčiau. Tai dabar koks buvo mano pranešimo tikslas šios dienos, kad atkreipti dėmesį į augalus norėjau, kaip pagrindą egzistavimui visų ekosistemų. Nes niekas, visi vartotojai, kurie yra ekosistemoje, jeigu nebūtų ganytojų, jie tiesiog negalėtų gyventi. Ir paskatinti mokytojus apmąstyti, kad pakankamai tuos augalus, gyvus augalus, ne tik žieves, kankorėžius, ar ne kažkokias tai jo dalis, kai jau nukrenta, atsinešam į tą ugdymo praktiką, bet tuos gyvus eksponatus ar mes naudojame. Na ir manau, kad šitą mano sumanymą padės iliustruoti 3 klasės vaikų toks nedidelis tyrimėlis. Jie dalyvavo viename konkurse, iš 14 Lietuvos mokyklų atvažiavę buvo trečiokai. Jie komandą sudarė 2 vaikai, komanda reiškia 2 vaikai, ir gavo užduotį augalų pažinimui, ir čia matote, reikėjo pažinti 10 augalų. Pažįsta turbūt, ar ne? Daugelį iš jų. Ir dabar kaip to viršui komandas matot ir ką jie pažino. Tai liepą, kaip matom, visos komandos pažino salierą, tik tai 2, karvedį 9, serenčio, kuris kiekvienos mokyklos kieme auga, niekas nepažino tų tagečių dar vadinamos, kiaulpienė 12, egeris 14, tada kas ten agrastas 13, švendra tik tai 3, ar ne, vandens ekosistemos ir tie rudos burbuolės tokios, ar ne, pušiai visi 14 ir saulėgrąža visi 14 pažino. Tai dabar, jeigu pagal komandas žemyn, tai matot, daugiausiai buvo 8 augalai 10 pažinta, mažiausiai buvo 6 augalai pažinta. Bet čia jau tikrai atvažiavo kaip į konkursą vaikai, kurie praktiškai yra aukštesniųjų gebėjimų vaikai atrinkti buvo tokie. Kai paprašėme šitų augalų atrinkti tuos žolinius augalus, tai irgi matom, buvo salieras žolinis, serentis, kiaulpienė, švendras ir saulėgrąža. Tai galim pasižiūrėti, kas tuos visus 5, matot, kelios komandos tikrai visus 5 ir pažino, bet buvo štai viena komanda, kur tik tai 2 atpažino augalus, kurie yra žoliniai augalai. Net ir tokią saulėgrąžą, matot, 3 komandos nepriskyrė žoliniams augalams. Ir tikrai, ko gero, tas vaizdinys, kad jinai taip greitai auga, jinai daug didesnė už tą vaiką gali būti mūsų, ar ne, 3 klasiai, matyt, jiem tas vaizdinys ir ėmė tą nuosprendį, kad tai galbūt ne žolinis augalas. Na, iš spygliuočių čia buvo kadagys, eglė ir pušis, ir matom, kad dauguma tikrai spygliuočius augalus pakankamai gerai atskyrė. Bet kai reikėjo pažinti kadagį, tai jį labai dažnai painiojo su tuja. Ir tikrai, kaip varisnių šeimos, tai abu augalai ir tikrai panašumo galima turbūt atrasti. Tai kur jie klydo ir kaip dar kitaip vadino, tam straipsnėje yra mano parašyta, jeigu bus įdomu, galite paskaityti. O antroji užduotis buvo pasižiūrėti, kaip vaikai suvokia duotą užduotį, kaip panagrinėja tekstą. Ir štai buvo taip, abu ant tvoros, kas jie tokie, kuo skiriasi. Buvo vynmedis ir penkialapis vynmedis. Bet pastebėjom, jiem reikėjo išsiaiškinti tas sąvokas, kada paprastas lapas, kada sudėtinis, nes paprastas lapas tai vienas lapkotis, vienas lapalakštis, o sudėtinis yra daug lapkočių, daug lapalakščių. Ir jie puikiai išsiaiškino šitą, kada paprastas, kada sudėtinis lapas, teisingai įvardino. Tekstukas, kuris buvo duotas apie šitos 2 augalus, nedidukas, po kelis sakinius, trečiokam tikrai įkandamas. Na ir paskui jau buvo duoti klausimai, kaip jie suvokė šitą tekstą visą skaitytą, ką sužinojo. Tai pusė komandų teisingai pasirinko atsakymą C, kad 20-30 metrų gali užaugti tas stiebas, nors tekstai viskas buvo, ne? Čia vėl kaip tu jį skaitai, kaip tvarkaisi su tą medžiagą. Iš kiek lapalakščių sudarytas vynmedžio lapas, 13 komandų atsakė teisingai ir pasirinko teisingą atsakymą. Tada žmogus
valgo, va, kurio uogas, o lesa kieno uogas, tai vynmedžio mes valgom uogas, ar ne, vynuogės, o paukščiai lesa vienvyčio uogas, 11 komandų. Tada apie spalvas, kai vat, klausimas buvo, kokios spalvos, nors aišku, tekste parašyta, bet jau kitas sakinys apie lapų spalvą ir jau painiojasi. Girdėjau, kad skambina varpais, net bet kurį vietą. Ir kad vienu žodžiu rinkasi neteisingą atsakymą. Irgi, nes tekste vat buvo tai. Paskui, va šitas buvo įdomu, kad visos komandos pasakė teisingai, kad Kinija nėra Viduržemio jūros valstybė. Tai reiškia, čia jau kaip iš geografijos atkeliavus ta užduotis, bet kadangi tekstas buvo išvardintos tos Viduržemio jūros valstybės, kurios vynmedžius augina. Na ir paskui, kaip dar vadinami augalai, kurie laipioja ten po medžius kitus, ar ne? Tai va, kad lianos irgi visi nurodė. Tai dabar, va, koks man tas apibendrinimas būtų, kad, na, padėjo suprasti tokias tendencijas, ar ne? Kad, va, spygliuočius žino, pažįsta, kad kai kurių žolinių augalų nepažįsta, kad ir net ir tokių labai elementarių, kur mūsų aplinkoje yra dažnai auginami čia pat šalia mokyklos, ar kaip mokytojama reikėtų, tai atsiprašyto kažkas, kad randam progą, gal nuskynę kaip į kokią vitriną atnešam tą gyvąją, užrašom pavadinimą ir čia per vieną kitą dieną jie tuoj pat pakartoja ir tiesiog įsineša. Gal aš gamtininkas, reikia programėlę mokytojui turėti ir einant va, visiškai nekaltai 1-2 parodėm. Ir mes kaip pavyzdys, mesgi esam kaip pavyzdys vaikams. Ir tai užtenka mums įsitraukti tą telefoną su tą programėlę ir kiti dar pasės. Ir tai, va, kaip jūs sakėte, ir teranda informacija nueina toj pat, ar ne? Tai galėtų būti kažkas va, panašiai šitai. Ir, na, vis tik tai atrodo, gal čia tikrai nedidelis tyrimukas buvo ir 14 tik tai mokyklų, ar ne, bet vis tiek leidžia suprasti, juk tai dirbo ne vienas mokytojas, ar ne? Dirbo 14 skirtingų mokytojų, jie skirtingų regionų yra. Na, ir leidžia suprasti, kad, na, kas labai gerai, ar ne, yra. Ir kur mes dar galime tobulėti, bet kur dar kažkokios spragos ir galima pasitaisyti. Na va, ir tada tik tai, vat, atrodo, porą tų užduočių, bet kažkaip duoda idėjų, kaip tuos augalus prisijaukinti labiau. Ir dabar vat, mes irgi per birželį, liepą, rugpjūtį bandysim atnaujinti 1-3 klasės taip mokytojo knygas, nes jos kaip buvo tikrai išleisti tai pagal naują, o tikrai ten susikilnojo iš vienos klasės į kitą klasę kai kurios temos. Ir na, mokytojam turbūt ir sunku, nors jos nėra, kad visiškai jų neatrastų, bet yra kitoj klasėje, nebepatogu. Tai dabar tikrai gavom tokį užsakymą atnaujinti tas, čia sušikoja patraukiu ir ar ne, ir šnypščia viskas. Na ir tikrai atnaujinsim ir dabar šitam fokusui tikrai skirsiu dėmesio, pasižiūrėsiu kaip ką ir jeigu matysiu, kad tikrai augalai nuskriausti, gal kažkokios medžiagos ir pateiksiu, kaip būtų galima. Nes, kaip sakė Gėtės eilės, tą sakinį, posakį paminėjo, kad gamta tai knyga, kurios kiekvienas puslapis vertingas. Tai vat, aš irgi galvoju, kad tikrai gamta tai turi labai daug skyrių. Vienas tas skyrius gali būti botaninis skyrius. Ir vat, kodėl kokios yra sakilos, ne aš vis kaiščiau tą mintį, kodėl jos neauginti mokyklos teritorijoje. Na, nepaprastai įdomus augalas. Jos tas lotyniškas pavadinimas alchemila, apie alchemikus chemikas pasakojo iš Čekijos, ar ne, vat, kaip ta chemija atsirado. Tai jos pavadinimas nuo to, nes buvo tikėta, kad lašas susidaręs tame lapėjos ar monikėlėje, tai yra stebuklingas lašas, tinka įvairiems cheminiams tyrimams. Čia sveikatos eliksyras, reikia praustis to rasos lašelių ir panašiai. Tai kai vat, vaikam visą tai parodai, nes šiaip eina ir praeina, bet pažiūrėkit, čia lašas ir kitur rasa visur nudžiuvo nebėra, o čia dar yra, dar jisai laikosi. Ir paskui vaikai sako, betgi lapas koks, nu kad armonikėlė tai sulanksto, bet dar dantelius krašte turi. Na, vat, kuo daugiau mes tą žiūrim ir vat, kaip sakau, ir Redži Emilija jie tenais paskui tą lapą ir visai pasistato tą skaitmeninį mikroskopą, rodo, tyrinėja tas gyslelės, kaip įsidėsi. Ir tie vaiko piešiniai tai ne taip, kad vat, papiešta, bet smulkiausio, grafiniai darbai iki mokyklinukų yra. Todėl, kad jis daug kartų ten žiūrėjo, daug kartų ten matė. Ir koks lapas jo įdomus, ne, žalios spalvos, o todėl, kad nėra vainiklapių tam žiedelį, o lapas paskiau žiedas,
nes nėra vainiklų, tik taurėlapiai yra, užtat tokie vat ir įdomus tie žiedai. Arba dilgėlėm irgi kurti, kad dioika, ne, pasako galima kurti apie kokią urtę tenais turi, ten negera nubausta buvo. Tai va, arba stiebas koksai su plaukeliais dilginamaisiais. Ir apsimatėlė Nodrelė, kuri vaidina, kad jinai yra dilgėlė, bet ne dilgėlė, kaip žinoma, ne? Tai va, medingas labai augalas. Tai kiekvienam augale galima atrasti tokių įdomių dalykų, tik tai reikia mums susigalvoti, paskaityti apie jį, rasti vieną kitą įdomų faktą ir puikiausiai mums išeis panaudoti jį. Štai salierą nupjaunam ir išmetam galiuką, bet gal nereikia pasimerkti ir žiūrėkit, antram gyvenimui prikviesime tą salierą dar. Arba morka, dvimetis augalas. Tai vaikų suprasti tą jo dvimetystę labai sudėtinga. Ar kiek laiko, kiek dabar minučių? 24. 24. Viršijot 6 minutės. Mes turim 6 minutės. Jūs viršijot jau 6 minutės. Taip. Paskaityk programą. 30 minučių. 16-15. 16-30 paskaityk Čia programą. klaida. Tai reiškia, dvimetis augalas. Bet jeigu mes tik tai pasėjom iš sėklyčių, tai mes tik priauginam vegetatyvinę augalo dalį. Bet kaip parodyti vaikui, kad augalas ir žydi, ir sėklas mezga, tai reikia būtinai vat ir pasodinti dar šaknį, tam, kad jau šiais metais, antrais metais augintų žiedynus ir sėklas subrandintų. Tada kirminas toksai samana, kur mikroskopuojant, nes vedlyje mes aprašėm šitą tyrimą, tikrai kas daro tėvedlio užduotis, galima atrasti. Plūdena, patys mažiausi augalai, ar vaikai tą pamato, bet ant piršto galo štai galim sutalpinti, ar ne, ir rinkiniai pasidengia žaliom apnašom, ar ne tokiom. Na, klevas, visais metais įdomus, štai dabar žydi, kai nei lapų, nei nieko yra žaliais žiedais. Vaisiai sudoms, ar ne, sparnavais ir nosiu, kur vaikai dedasi. Juodulys gali klevo atsirasti ir grybas augti ant jo, vėl mes galim čia stebėti aiškintis. Nu, o jau rudenį kokias spalva bus priklausys nuo temperatūrų kaitos. Tai va,